Labadiena, po ilgesnio laiko su jumis ir vėl laida Krepšinio savaitė. Šį kartą pabandykime apžvelgti Kauno Žalgirio ir Vilniaus Ryto kontrolinius mačus. Juolab, kad tam pats laikas, nes naujasis Lietuvos krepšinio lygos sezonas nenumaldomai artėja ir startuos jau rugsėjo 21 dieną. Pradėkime nuo Vilniaus Ryto ekipos, kuris sužaidė 5 kontrolinius mačus. Pirmąjį kontrolinį mačą vilniečiai sužaidė labai užtikrintai ir sutriuškino autonosinių Club Kazino Juventus ekipą. Daug vargo Rytas neturėjo ir su Kėdainių Nevėžio Optibet ekipa. Vėliau vilniečiai nusileido Rygos VF ekipai, įveikė Tartu Julikol ir nugalėjo Baku Sabach, kurią treniruoja Rimas Kurtinaitis. Dar vieną kontrolinį susitikimą vilniečiai sužaidė rugsėjo 17-ąją. Tiesa, susitikimas Jonavos Ibet ekipa vyko už uždarų durų. Tuo metu esminė žalgiriečių pasirengimo naujam sezonui dalis buvo Gloria Cup turnyras, į kurį kauniečiai sugrįžo po 4 metų pertraukos. Būtent į šį turnyrą dabar ir nusikelkime ir pirmiausia pamatykime Žalgirio susitikimo su Bursos Tofaš akimirkas. Deja, bet pirmąjį turnyro susitikimą kauniečiai pralaimėjo minimaliu skirtumu. Kauno krepšininkai turėjo 14 taškų pranašumą ir pirmavo 34 dvikovos minutės. Deja, bet kauniečiai pranašumo neišlaikė ir pralaimėjo 74-75. Kauniečių gretose rezultatyviausiai žaidė 20 taškų pelnęs Brady Manikas, 11 pridėjo Ignas Brazdeikis, o po 7 pelnė komandos debiutantai Silveidas Francisko ir Deividas Sirvydis. Po poros dienų kauniečių jau laukė Berlyno Albos iššūkis, su kurio kauniečiai susitvarkė labai užtikrintai. Buvo iškovota pergalė 80-60. Šį kartą kauniečių gretose pirmaisiais puikiais griežė Edgaras Ulalovas ir Deividas Sirvydis. Abu krepšininkai pelnė po 13 taškų, po 11 pridėjo Ignas Brazdeikis ir Brady Manikas, 9 Dovydo Giedraičio kraityje. Laiko pasireikšti šioje dvikovoje gavo ir Dubrerių komandos atstovas Aleksas Bieliauskas. Jo sąskaitoje 3 pelnyti taškai. Paskutinėme Gloria Cup turnyro mače rugsėjo 15-ąją kauniečiai susitiko su Stambulo Anadolu Efes krepšininkais. Kauniečiai buvo priversti pripažinti varžovų pranašumą rezultatu 64-75. Šiame mače 3 žalgiriečiai surinko 10 taškų. Tai Ignas Brazdeikis, Silveidas Francisko ir Deividas Sirvydis. Alinas Mailagičius ir Dovydas Giedraitis kauniečiams pelnė po 7 taškus. Beje, prieš oficialių kovų pradžią Žalgiris pratęsė sutartį su vyriausiu treneriu Andrėja Trincherį. Šį faktą Basket News žurnalistui Lukui Malinauskui patvirtino kauniečių vadovas Paulius Jankūnas. Oficialias kovas LKL žalgiriečiai pradės sekmadienį rungtynėmis su Šiauliais, o Eurolygoje kauniečiai debutuos spalio 3-ąją, kai namuose priims Barceloną. Šiandien su jumis jau atsisveikinu ir sakau iki kito karto.